Štai ir priėjome prie vienybės su Dievu, maldos aspekto, kurį galime laikyti atramą, padedančią gerai gyventi artumu. Pagalba, padedančią išvengti aktyvizmo, kuris be dvasinio maisto būtų bergždžias. Kiara mums sako, kad vienybė su Dievu yra kur kas daugiau nei tik pasirengimas, nes Tėvas reiškia artumą. Tai, ką mes atradome savo ideale, Dievas yra artimas, aš esu be galo mylima. 1989 metais Kiara sakė, jei esi susijungęs su Dievu, kalbi su juo, pasakoji jam apie visus savo reikalus, išdėstai visas savo problemas, kai kenti, su juo vaitoji, kai džiaugiesi, su juo džiūgauji ir jam atiduodi viską, pavedi jam savo artimuosius, savo planus, jam atsiduodi. Visa tai spontaniškai kyla širdyje, kuri patiria vienybę su Dievu, nes jaučiasi artima draugui, artima sielos sužadėtiniui, artima broliui. Ir ji kalba. Kiekvieną kartą, kai tampame artimi, esame viena su Dievu. Ir šis suvokimas turėtų nuspalvinti sakralumu mūsų artumą. Mūsų veiksmus priartėjant prie brolio ar sesers, kad būtume su juo, kad leistume šiam susitikimui mus perkeisti. Galiausiai šis aspektas mums primena pirmąjį ir pagrindinį mūsų pašaukimą, išskirtinę meilę apleistajam Jėzui. Jis yra tikrasis mūsų meilės matas. Jis suteikia patikimumą, autentiškumą ir tęstinumą visiems mūsų santykiams su artimu. Kad ir kas jis būtų, apleistasis nuolat mus išlaisvina iš mūsų šablonų, padeda mokytis iš kito, taip tapti jam artimu, gerbent jo kaip žmogaus teisės, kurios yra kiekvieno žmogaus dvasinio orumo vaisius. Taigi galime liudyti, kad buvimas artimu atgaivina ir puoselėja mūsų maldos gyvenimą. Mano patirtis rodo, kad jis atgaivina maldą, pokalbį su Dievu. Tikrai nuostabi litanija, jei vakare prieš miegą pavyksta mintimis peržvelgti susitikimus, kuriuos išgyvenau per dieną. Kai sugrįžta dienos patirtys, veidai, balsai, žvilgsniai, bendrai išgyventos akimirkos, ar kokia proga bendrai pasijuokti, dažnai man atrodo, kad malda jau sukalbėta. Ir belieka ją užbaigti paprastu ačiū. Bandžiau su jumis pasidalinti trumpais, žinoma, neišsamiais apmąstymais apie šiuos 3 pirmuosius mūsų gyvenimo aspektus, pamatytus per artumo prizmę. Dabar linkiu, kad kiekvienas iš mūsų savo gyvenimu juos praturtintume naujomis įžvalgomis ir konkrečiais gestais. Artėja generalinė asamblėja, kiek lūkesčių, kiek rūpesčių, kiek idėjų, pasiūlymų ir iniciatyvų. Viskas nuostabu. Tikiuosi, kad generalinė asamblėja pasižymės tikra ir autentiška artumo dvasia. Artumu patirtų kaip dovana, kaip liudijimas,
visoje jo žmogiškoje, dvasinėje gelmėje, galinčioje suteikti mums džiaugsmo ir naujo impulso mūsų keliui. Ačiū visiems. Linkiu ir tikiuosi, kad per šiuos ateinančius mėnesius mes tikrai paaugsime gerybių bendrystės srityje, dvasinėje bendrystėje, mūsų liudijime, mūsų vienybėje su Dievu ir kad šis gyvenimas artumu šiais aspektais padės mums tiek dvasiškai, tiek ir duos impulsą socialiniam mūsų gyvenimui. Kadangi baigėme 10 minučių anksčiau, norėčiau Jums dar papasakoti vieną patirtį. Per šiuos metus ne kartą vis kas nors mane skatino parašyti knygą. Tačiau aš niekada gyvenime nesu rašiusi knygos. Esu rašiusi kalbų, eilėraščių, bet tikrai ne knygų. O kadangi šiais metais nebuvo numatyta metų tema, nors dabar išėjo beveik nedidelė temelė, kilo idėja, kodėl nepamėginus parašyti knygos, kuri šitą pasakytų apie artumą. 1,5 metų ši idėja tvyrojo ore, o tada kuo arčiau artėjo laikas, tuo darėsi sunkiau. Su visais turimais įsipareigojimais neradau laiko knygos rašymui, nes kas iš Jūsų žino, knygui reikia išties daug laiko. Dabar pasidalinsiu tik labai trumpai. Kuo daugiau galvoju, kad neverta rašyti knygos, tuo daugiau žmonių mane ragino, ypač Jesus ir kiti. Tada pasakiau, gal kažką parašyti bus mano meilės Jėzui ženklas. Galvodama apie artumą, vis labiau savo sakau, galbūt reiktų ne tiek rašyti temą ar knygą, kiek pasakoti savo patirtį per šiuos 5 metus, būnant Marijos veikimo prezidente. Ta ši knyga perėjo įvairius etapus, kelis mėnesius dvejonių ir galiausiai pasirodė. Dabar ji čia. Pavadinimas galiausiai yra toks. Artumas – kelias į taiką. O kaip potėmė – gyvenimo puslapiai. Šiek tiek papasakosiu. Pirmieji puslapiai labiau biografiniai, bet vėliau dalinuosi buvimo artimų patirtimi per įvairius dalykus patirtus pastaraisiais metais. Tačiau dalykas, kuris labiausiai mane sužavėjo, kai įžengiau į šią salę, buvo pamačius pavadinimą Prie šviesos versmės. Tai mane labai palietė. Pasakiau, koks unisonas šiame pavadinime, nes nežinojau, koks bus Jūsų susitikimo pavadinimas. Programą gavau tik prieš kelias 2 dienas. Man tai prakalbėjo dar labiau, nes kai bandžiau sugalvoti savo knygai pavadinimą, sakiau, jei parašysiu artimumas, kas supras šį žodį? Be to, bus sunku išversti į įvairias kalbas. Per atostogas meditavau pagal Kiaros tekstą, kuriame kalbama apie judėjimo 60-metį. Ir jis sakė kažką, kas mane giliai palietė. Norėjau savo knygą pavadinti Šviesa ir pasišventimas. Todėl taip stipriai mane paveikė Jūsų susitikimo pavadinimas, nes būtent taip norėjau pavadinti šią savo nedidelę knygelę, nes jaučiau, kad šitai norėčiau padovanoti visiems. Perskaitysiu Jums, ką sakė Kiara, ir suprasite, kodėl norėjau duoti šį pavadinimą. 2003 metais Kiara sakė, šviesa ir savęs dovanojimas Dievui, 2 itin naudingi žodžiai, anuomet, tuo bendro pasimetimo laikotarpiu, tarpusavio neapykantos, karo metu, tamsoje, kai atrodė, kad pasaulyje nebėra Dievo, atnešančio savo meilę, savo ramybę, džiaugsmą, vedimą. Atrodė, kad nieko jis nebedomino. Šviesa ir pasišventimas Dievui, 2 žodžiai, kuriuos dangus nori mums
ir šiandien priminti, kai mūsų planetoje tęsiasi tiek karų, o baisiausias iš visų pasirodė terorizmas. Man atrodė, kad šie Chiaro žodžiai yra skirti ir šiandienai, kai pasaulyje netrūksta karų, konfliktų. Šviesa ir pasišventimas, šie du žodžiai mane giliai palietė. Tam tikrą prasme galiu pasakyti, kad sekiau tą pačią šviesą, kurią Dievas davė Chiarai su vienybės charizmos dovana. Šviesą, kuri mane atvedė iki pasiryžimo sekti jį, liudyti jo meilę ir prisidėti kartu su daugybė kitų įgyvendinant Jėzaus testamentą. Tegul visi bus viena. Mano asmeninis pasišventimas buvo visko pradžia. To gyvenimo, kuris yra vaisius šeimoje patirtos meilės ir suteikto auklėjimo, bei mano prisijungimo prie Chiaros dvasingumo. Visa tai kiekvieną dieną mane moko, kad kelias į vienybę ir taiką prasideda artėjant vieniems prie kitų, ieškant artumo, sudarant sąlygas artumui, palaikant artumą. Būtent toji patirta artuma skatina mus vienas kitam padėti ugdyti tikrąją mūsų asmenybę, Dievo duotą, ir atrasti save kaip asmenis, kaip grupes, kaip etninės ir religinės bendrijas, kaip tautas ir šalis. Ir tokia prasme, šios knygos puslapiai nori būti aistringų kvietimų skaitytojui pažinti kelią, kuriuo einu ir aš, arba dalyvauti jame, priimant artumo iššūkį, kaip taikos kelią. Labai ačiū.